12 valandą Žemės pasaka klausykitės. Laidoje pabuvosime pėdsekio mokyklėlėje, sužinosime žiedų dulkelių paslaptis, susipažinsime su augalu, kuris užaugęs tręšia dirvožemį, pasiklausysime pasakojimo apie augintinę asiliuką. Asilas visiems atrodo kaip užsispyrėlis ir nenuorama, bet šis tikrai netoks. Ir dar, šiandien į jūsų namus atklys rudasis lokys, kuris Lietuvos miškuose gyveno prieš daugelį metų ir gąsdino uogaujančius bei grybaujančius žmones. Žemės pasaka.